Tai ką, labas rytelis, brangieji. Atvažiuoju pakrovimą. Čia vadinasi jisai ABB. Lietuviškai tai kaip kreipinys skamba. Kažkokius 4 kolius reikia pakrauti. Nežinau kokius didelius. O blemba, ne ten paspaudžiu, ne ten pasukau. Išsiuntims krovinių į dešinę reikėjo suks. O aš rodiklės kažkaip į kairę pamačiau. Niek apsisuksim ten kur nors. Turėtų būti apsisukimo vieta kur nors. O va čia va kaip tik aikštelė. Kažkaip mažai vietos. Va, tai ką aš galiu pasakyti? Čia aišku ne pas save važiuoju dabar. Bet čia apsisuksim. Daugiau vietos, kur yra. Pamačiau sunkvežimiuką vieną ir nusukau kairę. Kad pakrovims į dešinę pusę reikėjo sukti ant sankryžą. Dar leberis nuo akių nenuėjęs. Iš pačią rytą 5:30 yra, 6:30 tai yra. Dar žiauriai ankstim man. Kaži, ką čia krausi? Kažkokia mačiau robotiks, ten dar kažkas įdomaus gal. Sankryža. Čia gatvelė išbelsta tokia. Pakrovimus. Važiuojam. Pas ABB. Čia tikrai nesu buvęs niekad. O, ten vartai kažkokia buvo. Čia reikia laukti, kol vartai atsidarys. Kaži, čia eitriai kažką ar ko? Ar kaip čia? Matau į dešinę sukti reikės. Robotika. Kažkas įdomaus čia bus gal. Nu ką, nuėjau prie vartų pasižiūrėjau, tai nuo 7 jie čia kažkaip pasidaro. Man Frėja pasakė 6:30 būk. O jie čia nuo 7 parašyta.
Nuo 7 tai nuo 7. Laukiam. Kavos pagersim viską. Paskrolinsim, biškį komentarus paskaitysim. Nėra taip blogai. Va. Žodžiu, nusiuntė kažkur kitur. Čia vėl vartai. Vėl čia atidarys prieš nosį man. Kodėl neatsidaro, kai mane nervint tokia iš anksto, kai neatsidaro vartai. Čia laukti, ar čia eit pačiam atidaryt kažkaip. Bet yra elektrinė lygtis. Kodėl čia jie neatsidaro, pavyzdžiui. Žodžiu, kažkaip čia labai sunkiai randu pagal adresus, pagal viską. Nežinau. Kaip nors gal rasi. Ir tai sakė žmogus, kad mėlyni vartai čia šitie. Galėtų biškį daugiau jie čia ženklų užsidėti, jeigu čia tiek daug įmonių ir visko. Sunku rasti. Na, einu dar šnekėčiau, 3 vietoje. Laiką gaištam. Jau 5 minutės nuo atvykimo čia Slankijai. Ką, pakrovė man čia elektros spintas. Viską prisirišau, nes tokias maskatuojas, jos pačios pririštos yra prie palečių, bet maskatuojas, tai prisirišau aukštą. Labai nespaudžiau, kad nesulankstyti. Važiuojam toliau prie, sakė, vieną pusę susikrauti, nes po to popierio liktais paletimi krausimės. Tai va, tai gal kad vietą pataupyti. Jeigu prie krašto sukraučiau 4, tai ten gal 2 paletės euras trūktų. Numatysiu kitam pakrovime. Esu ten buvęs, fiskebiu bortam ir popieriaus rulonus kraunam viską. Žiūrėsim, kaip ten bus, jeigu ką persistatysiu paletės. Va, bet šitų tai nerišti dabar iki pakrovimo tai negaliu, tai dėl to taip susikrovau. Nu va, atvažiavau jau į pakrovimą. Esu čia buvęs ne kartą. Tik reiks man tas 4 paletės dabar gale laikyti, nes ten pirms iškrovimus bus mano ir ten per galą. Tai reiks stumti galą jas. Tikiuosi nesimaivis čia ir perkraus, arba duos rioklą perstumsiu už tai. 4 paletės nedaug. Čia taip pat ir va, presuota kartoną visokias atlikas. Kraun, kaip suprantu. Tokias šiukšlės nieko, va tokią makaltūrą esu vežęs, tai nieko jos nedvok, tai baisiai. Nu, kartons. Nu, biški, turi kartais marvės, bet makulatūra tokia tipo. Bjauriau buvo, atsimenu, kai visokie plastikai ten naudoti, visokie nuo grietinių indeliai, nuo pieno, tai ten tai tragedija buvo, atsimenu. Dar vasarą krovaus, tai ne kažką buvo. O tokie paperiai tai nieko čia, nėra baisiai dvokintis. Nu, aišku, nėra malonu, bet priekaba purvina būn. Šluoti reiktų skutelių visokių pilna. Bet šiaip, nors nėra tos marvės baisios, čia į Norvegiją, atsimenu, veždavau nemažai. Čia gavau tokį pakrovimo lapą apsaugoj, tipo 5 paletę. 5 rampą parašyta. Ir čia ta 5 nesimata numerių. Buvo didelį yra viduj. Tai iškart ir statysios prie rampos. Ką čia vaikščiat? Garbės ratą apsukam. Po to čia Noršopingą dar kažką ten krautis, pusnordė atrodo. Žodžiu, bijau, kad reikia čia greitai suktis man visur, nes bijau, kad po to rytoj galiu nespėti išsikrauti viską, jeigu čia ilgai muistysiuos šiandien. Iškart pataikiau ant rampos, gali pasakyti.
Eisiu, prisiduosiu. Pažiūrėsim, ką čia pasakys. Pakraus. Suriauchlą atitampysiu, jeigu ką. Laiką, ką negaišt po to. Žodžiu, liepia neleido, tipo, kai kraun neleidž būti viduj. Nu, labai saugus. Bet leido išsitraukti paletės, viskas gerai. Liepia pervažiuoti ant 6 rampos. Viską. Traukinys. Pravažiuoju, man patinka labai Švedijai, Danijai. Tik pravažiuoju traukinys iš karto, nereik laukti ten, kai būn ten 5 minutės dar kol pravažiuos. Beveik iš karto būn pasikelia. Šlabaus. Aš čia esu girdėjęs dar, tėvuks amžiną atilsį sakydavo, kad čia todėl, kad būn skirtingų atstumų būna šitas skirtingo ilgio traukiniai ir o daviklis būn maždaug tenais, kur ilgiausias traukinys, jeigu pasiektų. Žodžiu, maksimalių atstumų, tai kartais, jeigu labai tokia pervaža, kur ilgi traukiniai važiuoja, tai pravažiavo traukinys, tai dar laukia. O važiuoti negali, kad ir nebūtų šlabomo, o gal iš kitos pusės traukinys koks važiuos, da kažkas, tai. Arba antras koks. Ką tu čia gali žinot, žmogus? Bet šiaip aš nežinau, turbūt nieks negali pasakyti, bet aš niekaip nesuprantu, kurie yra, ta prasme, gavę iš traukinio, kaip gali nepažiūrėti, arba kai sustojkite ant pervažos, aš niekaip neįkertu. Žiūrėjęs ten visokių tiktokų ir taip toliau, kai važiuoju per pervažą, pamato traukinį ir sustoja ant bėgio. Tai čia savižudžiai, čia ar kas yra? Tai jeigu jau važiavai pražioplinti, tai jau spaus gazą, ten dar kažką. Važiuok, o nesustok vidury bėgio. Kas čia per... Neįkertu niekam čia. Tokia bairė. Nieko. Blogiausia, kad tų, kurie tai padarė, negali paklausti niekada. Kodėl jis tai padarė. Mažai šansų, kad sveiks gyvs lika. Va. Va, persistumdžiau paletės, dabar galvo nebereikės judinti. Čia dabar vienoje vietoje krausias į 2 vietas reikia Danijoje. Iškiek Danijoje, nežinau, reikia kažkaip rytoj greit suktis, kad spėti išsikrauti, dar spėti pasikrauti kažką. Tai čia jeigu daug iškrovimų galiu nebesuspėti viską išsimėtyti. Bet šiandien čia ilgai gaištu pakrovimuose. Kol dar davažiuosiu, kol viską. Pirmam iškrovime reikia anksčiau būti. Rampas. Čia į 2 vietas dar pasikrausiu. Vis beveik pilna priekabą. 6 paletės čia dar bus vietas, bet jau nebedaug. Va, tai reiks vėl tas 4 jau čia išsitrauksiu, kad greitesnį iškrovimą rytoj. Reikia rytoj gaištoti. Geriau šiandien gaišti. Ta 24 rampa dabar esi. 25. O, kaip tik pataikė. Turim. Aš jau duris atsidaręs. Vakar, kur sakiau, kad mineralinį minėjau, kad sakiau, kad kažkur esu buvęs, liktais klientų buvo. Pasirodo, Dalius yra prastas vairuotojas. Prisipažino, kai jisai ten yra buvęs. Tai sakau, kad aš tai nebuvau. Jisai yra buvęs.
irgi aš nesu buvęs kažkoks irgi kits vairuotojas jau. Friautenberge. Nežinau. Bet aš čia tikrai nesu buvęs. Reiks pačiam pasikrauti. Su elektrinė riauko. Čia elektrinė smagu visai. Su juo krautis. Einam. Nu ką, brangiai, va pasikrovau vėl. Viską. Užsikabinau šitos galą susidėjau. Čia pirms mano iškrovims. Bent jau kol kas. Tai va greitai išsikrausiu atvažiavęs. Dabar čia va visokių pavojų prirašyta, kad gali apvirsti viską. Tai žodžiu, pririšau aš jūs. Turbūt nepigus dalykai, tai geriau nenuvirsti. Stipriai nespaudžiau, kad neslankstyt, bet vis tiek metalinė spinta, tai viskas gerai. Čia elektros spintas tokios. Va, tai ką. Važiuojam toliau. Čia dar paletę turiu vietos. Dar 3 paletės galėčiau pakrauti, realiai. Sustojau deganę. Biškį dasipilt saliarkas. Kažko čia kurtos. Gal čia atšokinėt nori. Biškį dasipilsiu vieną baką, išsilygins man ir bus gerai. Skubu važiuoti į iškrovimą, kad kuo anksčiau rytoj išsikrauti, nes pažiūrėjau paskutinis, taigi iki 2 dirb rytoj. Tai žodžiu labai prastai. Va, tai čia šitą pilną baką užsipilsiu, čia koks gal 200 turps, manau. Liksiu toliau rytoj, ką užtektų ir bus gerai. Brangiai atvažiavau į Helsingborgą. Šiandien kažkaip tai nekalbadienis, nežinau, nesinori kalbas eiti. Čia va Helsingborge esu, visko. Iš man Helsingborgas labai gražus miestas toks. Fainis. Bent jau senamiestis gražus labai. Šiaip dauguma švediškų miestų gražus yra. Ir Jönköpings gražus labai ir atvažiavau į miestą tada į centrą, tai fainai. Va, tai nežinau, čia tilpsiu į tą keltą, netilpsiu. Bus matyt. 6:30 yra. Tipo piko metas. Pilna važiuoju fūrų. Tik gal tuksluot tiltai. Tai va, tik neturiu labai ką pasakyti. Kažko toksai pavietęs jaučiuos, nežinau. Nesinori kalbėti, važiuoju. Apie gyvenimo prasmę galvoju važiuodams. Ir viskas, nereik nieką, net muziką negroju. Tyloj varau. Šiaip aš labai dažnai tyloj važiuoju. Klausaus, ar koks rats nebildo, ar guolis neuži visą laiką. Kažkaip geriau jaučiuos su sunkvežimiu susiliejęs, kai be garso. Realiai palei motorą garsą gali ten jau perjungimo taškus, viską ten jau viską atmušęs, palei garsą būna. Tai va. Važiuosiu to į keltuką. Va, lygtais telpu 2 keltukai vienu metu yra. Tai neblogai visai. Va, reguliuotoja, viską. Šviesia plaukia. O, žiūrėk, aš paskutinis. Kaip pasisekė? Už manęs jau sustabdė. Tai kai čia pasisekė man? Super. Būsiu ant rampos. Likęs paskutinis. O gal netilpsiu iš viso čia? Tai lipsiu gal kaip nors. Čia mažiuks priekį važiuoju. Išjungiam šviesas, labai gabaritus palieku. Turbūt, kad čia man reiks stotis.
kitur nėra kur. Nes kai per rampas važiuoju labai darbuotojus kelto akin, tai reikia jaust pagarbą visko. Per dieną daug kartų važiuoti, čia galiu aklas kaip įsvarkė, prisižiūrėjęs. Privažiuojam. Reik taupiai viską. Aišku, su protu taupiai, bet arti, kompaktiškai. Laukiam, plaukiam. Nu ką, mano brangieji, atvažiavau jau į pauzę. Suksiu 9, vėl iš ryto į iškrovimą. Biški durnai gavo su iškrovimu. Vėl tuos reikės traukti lauk. Spintas užkniso jas maniau. Pasižiūrėjau, kad abu tie pirmi 2 iškrovimai, viens netolis kita yra, ten per kelis kilometrus. Bet ten, kur spintas, aš jas galę dabar palikęs esu, šiaip turėjo būti pirmiau jisai bus tas iškrovimas. Bet ten atsidaro pagal Google tik 8 ryto, o antras iškrovimas atsidaro 6 ryto. Tai aš pirmą važiuosiu į antrą iškrovimą, po to į pirmą, kad anksčiau, kad ten užsidarę bus. Staupyti, kad laiko, tai žodžiu, vėl reikės tam iškrovime. Traukti lauk tas spintas, po to vėl jas prisirišti, žodžiu. Iškniso jas mane nuo pat rytą šiandien. Kaip šiaip diena šiandien nebloga, gerai sekėsi, išskyrus rytę ten tie ženklai, kad ten šiaip jie patys klaidinančiai surašę ženklus, visur ABB departing, incoming goods, žodžiu, pasirodo ten, kur departing, tai ten tik robotics departing, o electrification kitur visai ten to ženklo nebuvo atlikti, žodžiu. Jeigu ženklus įdėtų visų savo padalinių, o ne vieną kažkurio, nesvarbu, tai yra kaip yra. Tai va, brangiai. Rytą pagribavau biškį, bet irgi praradau ten kokį gerą pusvalandį. 5 minutės kokias praradau, kol suradau pakrovimą. Bet ką darysi, kartais būna. Va, o dabar įsmeguoti 9 ir vėl trasą. Dar iki iškrovimo dar virš 100 kg važiuoti, o jau laikų nebeturiu. Dar biški yra, bet jau ten nebedaug, jau parkingą reikėjo ieškoti. Jau vėlų yra 9 vakarą, Lietuvoje 8 Danijoje, tai raks bus, po to nieko neberas jau. Tai va, kritojus, ačiū, kad žiūrėjot.